palauk biškį. Jo, susitikau pažįstamus, palauk perskambinsiu tau, gerai? Nu, iki. Sveiki, lyderiai, visiškai netyčia iš čia sutikau Vilniaus mieste. Bėgau jums skambinti, bet kadangi iš čia pranešiu jums svarbę žinią. Žodžiu, kovo 21 dieną mes organizuosime milžinišką renginį. Kas vyksta kovo 21 dieną? Tai yra tarptautinė diena prieš rasizmą. Ko man reikia iš jūsų? Man reikia, kad iki vasario vidurio jūs visi po šiuo postu ir po šio video pradėtumėt rašyti idėjas, ką būtų galima padaryti kovo 21 dieną. Darysime mini konkursą. Daugiausiai jūsų pasiūlymų laikų sulaukęs postas laimės. tą laimėjimą, tą pasiūlymą mes darysime kovo 21 dieną visoje Lietuvoje miesto centruose 3 valandą. Tai gali būti bet kas. Tai gali būti flashmobas, pavyzdžiui, kad ir pozityvas, arba gali sugalvosit ką nors naujo, arba tai gali būti forumo teatro vaidinimas, arba, ką žinau, sudainuoti dainą. Reikia daug turėti, būtinai turėti, nors vienintelį draugą, kad gali patikėti. Apsikabinti visiems, padaryti iš savęs senį be smegenių, žodžiu, jūsų fantazijos reikalas. Lauksiu jūsų pasiūlymų, o dabar lekiu pozityvaut! Vot skambinu. Jo. Žodžiu, susitikau su lyderiais, aš tikiuosi, jie manęs nenuvils. Aha, čia tie patys, su kuriais aš dirbu. Pasiūliau jiems konkursą. Tikiuosi, nepavėluos. Aha, kur susitinkam? Cirke? Gerai.